Pone Viznekevičiene, jūs šiaip gyvenat su šeima Vilniui ir čia, aš neatsimenu, prieš maždaug 10 metų ar 8 metus sugalvojat nusipirkti čia sodybą, sutvarkot ir ją nuomojat. Kodėl? Tai, man atrodo, labai čia viskas paprastai mums gavosi, kadangi aš pati esu iš šitų kraštų. Čia gimiau, čia augau, čia baigiau mokyklą. Tik jau vėliau studijų metais išvykau į Vilnių. Čia gyvena mano tėvukai dabar, tai kažkaip visą laiką tas kraštas traukė, savo kraštas, nes turėjom sodybą, buvom įsigiję ir visai kitam Lietuvos regione, bet, žmonės puikus, viskas gerai, bet visi kažkaip ne taip. Ir tiesiog taip gavosi, kad važiavom pro tą mūsų kaimą, šalia mūsų tėvukų ir pamatėm tą sodybą, tokią seną senutę ir, žodžiu, su vyru sakom, tai ko mum reikia. Tai tiesiog įsikūrėm savo, susitvarkėm, kad mes čia patys atvažiuosim, patys ilsėsime su šeimyna, bet kažkaip taip ir gavosi, kad pradėjom kviesti svečius, susitvarkėm tą senąjį namuką ir taip dabar ir gyvenam tarp Vilniaus ir Dieveniškių. Pone Budrimo, jūsų situacija, kokia čia jūsų, nežinau, šeimos iš seno užsilikusi sodyba, kurią sutvarkėt ir pritaikėt verslui ar kaip? Tai panašiai kaip ir Leno situacija. Jūs irgi čia negyvenat? Aš čia gimiau prie Dieveniškių, čia Skraičionių kaime, čia užaugam, čia baigiau mokyklą, baigiam mokslus ir vis tiek kažkaip traukė atgal į Tėviškę. Ir taip gavosi, kad čia buvo darbas ir grįžau ir skaitau save Dieveniškių krašto patriotu. Man visą laiką aš kažkaip norėjau, kad čia važiuotų žmonės, kad parodyti, kad čia viskas yra gražu ir kad čia galima yra ką pamatyti, turėtų ką veikti žmonės ir kartu ir biznį padaryti. Tai taip viskas ir gavosi, kaip norėjau, taip ir išėjo. Ir iš esmės mes dabar esam Baltarusijoje. Iš visų beveik pusių mūsų supa Baltarusija. Grįžkim keletą metų į praeitį. Migrantų krizė. Nepaslaptis, čia babutė sėdi kieme, pakelia akis ir žiūrėk iš artimųjų rytų. Pamato žmonių grupę, kaip pasakojo ir į namus pasikviesdavo, lašinukų papjaustydavo, gurkėlių papjaustydavo. Dabar Zapad pratybos netrukus prasidės rugsėjo mėnesį, čia pat visai netoli. Tie žmonės, kurie, jūs vietiniai, tai čia viską žinot pripratę, jūs gal ir nebeseka tų naujienų, jums neaktualu, gyvenat savo gyvenimą, o svečiai, pavyzdžiui, kurie atvažiuoja, klausia jūsų, kokia čia situacija, kur čia ta Baltarusija, kur čia ta mūsų koncertina tvora ir taip toliau, ponia Viznekevičiene. Taip, tikrai įvairių tų kuriozų buvo ir turėjom svečius, kurie ir, kaip aš sakau, atvažiuoju ir žiūriu, kirvukas stovi prie durų ir sakau, kam tai čia jums dabar? Aš sakau, mums čia taip saugiau kažkaip, žodžiu. Po savaitės atvažiuoju, jau kirvuko nebėra. Sakau, tai kas atsitiko, kur dabar? Sakau, žinokit, viskas yra gerai. Sakau, ėjome į Poškonį, sako, ir žmonės tie pareigūnai atlydė į parduotuvę, sako, kažkaip viskas gerai. Tai iš tiesų įvairiai buvo žmonės, kad ir atšaukdavo, nebeatvažiuodavo, užsirezervuoja, kad atvažiuosim ir žiūrėk, paskambina po kelių dienų. Sako, pamatė kokią nors naujieną, ar ne, kad čia kažkas ateit paštrėjo. Taip, ir sako, mes nebeatvyksim, sako, kas atsitiko, sako, žinokit, mums nesaugu, mes su šeima, mums nesaugu. Tai tikrai buvo ir tokių situacijų. Nors aš sakau, mes pakankamai jautėmės tikrai čia saugiai, kažkaip turbūt toliau esantiems visą laiką atrodo kitaip, negu kai tu čia esi, būni ir gyveni tą situaciją. Bet buvo įvairių situacijų, tikrai neatvykdavo kartais žmonės. Pone Budrimai, trumpai, jūs ką girdite iš lankytojų? Bijo, nebijo čia važiuoti? Dabar daugiausiai gal jam yra įdomu atvažiuoti, pažiūrėti, kaip čia kas yra. Kaip tik įdomu. Kaip tik įdomu, traukia tą vietą, kaip čia taip yra.
pravažiuoja, čia visiems parašai, kad būtinai turėkit pasus. Galvoju, o kodėl? Čia pasienio ruožas kitaip. Tai tada būna, tu žiūrėjau, papildoma tokia atrakcija žmonėms, atvažiuoja, tą postą pravažiuoja, atvažiuoja į pasų, mes postą pravažiavom, jūs tikrino, o mane tikrino, mane praleido, taip įdomu. Į kur čia ta siena? Sakau, va tai va, jau siena, važiuojam, ypač, kad plaukia baidarim, prie pat sienas plaukia. Taip, iš tiesų egzotikos čia daug, ačiū Jums, du verslininkai nuomojantis sodybos, Elena Verzinkevičienė bei Mečislovas Butrimas ir Dieveniškių istorinio regioninio parko grupės patarėja Irutė Eidukienė. 7:55. Karybos ekspertai vis užsimena, kad jeigu Rusija norėtų išbandyti NATO vienybę, pirmiausia, galėtų užimti vadinamąją Dieveniškių kilpą ir žiūrėti, kaip į tai atsakys alijansas. Kaip apskritai yra užtikrinama šios ypatingos Lietuvos vietos saugumas, apie tai pasikalbėsime su kariuomenės ir pasieniečio atstovais, su mumis čia Dieveniškėse kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius pulkininkas Liutauras Bagočiūnas. Labas rytas. Labas rytas. Ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Gintaro Žagunio užkardos vadas Žydrūnas Vaikasas. Sveiki. Labas Būtent rytas. pas jūs čia užkardos kiemelį mes ir esam atsivežę savo LRT autobusiuką, bet pradėkim šiek tiek iš toliau nuo vienos konkrečios situacijos. Ne taip toli, už kelių kilometrų yra kaimo turizmo sodyba. Atvyksta žmonės iš kito Lietuvos kampelio, žinodami, kad čia yra Dieveniškių kilpa, čia neturi Baltarusija ir išsinuomojo tą sodybą, prie durų pasideda kirvuką. Sako, jiem čia bus saugiau. Pone Bagočiūnai, kaip jūs komentuotumėte tokį epizodą? Tai keletas gali būti turbūt aspektų. Tai vienas gal, kad iš vakaro labai neturėjau kirsti, reiškia kapoti malkas, o kitas dalykas, jeigu saugai, tai tave ir Dievas apsaugo, jeigu pats saugaisi. Su kirvuku nereikėtų pasistatyti prie durų, ar ne čia Dieveniškių kilpo jokios prasmės vis tiek? Ne, tikrai galima tik tai pajokauti, aišku, į tai. Pone Vaikasai, jūs čia pasieniečiai išnaršę visą šitą teritoriją, esat pažįstat praktiškai kiekvieną žmogų. Daug tokių yra, kurie pasistato kirvuką, pagalį pasideda ar dar kažką, manydami, kad, na, jeigu čia karas, kažkokios provokacijos, bent jau turėsiu maždaug kuo apsiginti. Tikrai ne. Čia tikriausiai šitą istoriją nuo 21 metų, to epizodo, kada buvo čia nelegalios migracijos antplūdis. Nuo to laiko tai situacija buvo suvaldyta. Tai yra buvo kompleksinės priemonės, tai fizinis barjeras, vaizdo stebėjimo sistema, pilnai 100% mūsų ruože. Taip pat, aišku, gebėjimas greitai ir tinkamai reaguoti, padidintas. Tai šiuo metu tikrai tokių dalykų jau nebėra, tai tik tai galim atsiminti su šypsena tuos dalykus. Esam visgi ypatingoje teritorijoje, beveik praktiškai šitą teritoriją iš visų pusių supa Baltarusija, mes turim pasistatę savo tvorą, koncertiną. Pone Bagočiūnai, dabar jūsų kariuomenės akimis, kuo yra ypatinga, kuo slidi arba kaip tik, kuo gera šita teritorija? Tai pirmiausiai, karinių požiūrių šitą teritoriją yra neatsiejama Lietuvos Respublikos teritorijos dalis ir jinai mums lygiai taip pat svarbi kaip ir kitos teritorijos. Karinio apginamumo prasme, taip, šita teritorija yra įsikišusi į Baltarusiją, reiškia, priartėjimo keliai, jų yra nedaug, bet tam yra priemonės, tam yra planai, kurie reiškia atliepia, vertinamos yra rizikos, grėsmės bet kaip ir minėjau, šita teritorija lygiai taip pat yra ginama ir apginama, kaip ir visa kita Lietuvos teritorijos dalis. Čia specifiškai šioje teritorijoje, kokios nors, kad ir nedidelės kariuomenės pratybos, mokymai vyksta, specifiškai analizuojant galimas situacijas, dėliojant variantus, ką jūs darytumėt, jeigu neduok Dieve šiokie tokie nesklandumai. Tai tos pratybos vyksta ypatingai sąveika su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, aš sakyčiau, jau gerą 20-metį. Ir ypatingai nuo 2014 po Rusijos, reiškia, agresijos pradžios prieš Ukrainą, ta sąveika su kitom institucijom smarkiai sustiprėjo ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba yra valstybės ginkluotųjų pajėgų dalis. Tai tos pratybos, aš sakyčiau, vyksta kasdien vienokio ir kitokio pobūdžio ir įvairiuose regionuose. Tiek čia, tiek kitur Lietuvoje.
Ir mūsų pagrindinis akcentas tai sąveika, greitas atsakas ir reagavimas ir, aišku, užbėgimas įvykiam už akių bet kokiai grėsmiai visoje Lietuvos teritorijoje. Pone Vaikasai, jūsų pasieniečio akimis kuo yra ypatinga ši teritorija? Be abejonės, vien tik į žemėlapį pasižiūrėt, matom, kad iš visų pusių yra Baltarusija. Su Lietuva, jeigu taip galima pasakyti, yra toks kaklas, kurio iki 4 kilometrų. Tai grėsmės, rizikos be abejonės yra, ką mes matėm 21 metais, būtent mūsų ruože prasidėjo nelegalios migracijos ta ataka, hibridinė ataka, kaip Seimas yra pasakęs. Tai rizikos yra, bet kaip kariuomenės atstovas, gerimas pulkininkas sakė, algoritmai yra, bendradarbiavimas yra ir mes pasiruošę viskam. Kiek sustiprėjo šitos teritorijos saugumas, kiek jums pasieniečiams yra lengviau čia dirbti, gyventi, būti, egzistuoti, kai prasidėjus migrantų kriziai vyriausybė priima sprendimą, kaip įmanoma greičiau pastatyti tvorą ir spygliuotą šitą vielą ištiesti? Be abejonės, yra kompleksinės priemonės. Tai fizinis barjeras, vaizdo stebėjimo sistema, 100% noriu pabrėžti, fizinis barjeras ir vaizdo stebėjimo sistema 100% dengia mūsų veikimo teritoriją. Tai yra apie 112 km. Tai visa kilpa ir dar truputėlį. Deveniškių kilpa, taip vadinama. Taip pat gebėjimas laiku ir greitai reaguoti. Tai nuo to laiko siena saugoma, užtikrintai, grėsmės suvaldytos, matom kontrabandą, kas liko, be abejonės yra kontrabanda, bet pasikeitė pobūdis gabenimo, jau 2 metus mes nefiksuojam permetimo, ateimo fizinio, kadangi yra vaizdo stebėjimas. Taip, jūs viską stebėt, plus dar ten reikia ir permesti aukštos tvoros. Buvo tokių bandymų atsiradus fiziniam barjerui, tai buvo naudojamos šaudyklės, bet jau 2 metus, reiškia, to dalyko mes nematom, nefiksuojam, viskas persimetė į oro erdvę, bepiločiais orlaiviais. Kiek vietos gyventojai arba visokie atvykę turistai čia pasivažinėti dviračiais irgi natūraliai dėl fizinio barjero tos tvoros yra saugesni, nes mes kartais girdim istorijų, išėjo pasivaikščioti mišką ir žiūrėk, nubunda Baltarusijoje, net nesuprato, kad kirto sieną. Būdavo tokių atvejų? Tikrai taip, ypač grybavimo sezonų būdavo kiekvienais metais, kol nebuvo fizinio barjero, būdavo pasiklydimo atveju, tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės. Ir be abejonės tai nebūdavo kažkoks tyčinė veika, tai netyčinė veika, kada žmonės išeidavo į mišką ir nuklyksdavo arba į Baltarusiją, taip pat būdavo iš Baltarusijos nuklyksdavo pas mus. Ir mes sulaikydavom, aišku, po to būdavo perdimo, reiškia tą procedūrą viskas. Šiuo metu tas neįmanoma, nes yra fizinis barjeras, viskas yra stebima. Priminsiu, čia ryto garsuose, kuriuos tiesiogiai transliuojame iš Deveniškių kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius, pulkininkas Liutauras Bagočiūnas bei Gintaro Žagunio užkardos vadas Žydrūnas Vaikasas. Pone Bagočiūnai, mes vakar išgirdom, kad kariuomenės prašymų susisiekimo ministerija pasienio ruože čia su Baltarusija tam tikroj teritorijoje sustabdė oro erdvės naudojimą, uždraudė čia mums lietuviams kelti savo droniukus, skristi kokiais ultralengvaisiais lėktuvais, lėktuvėliais ir panašiai. Artėjant Zapad pratybom, jos vyks rugsėjį. Kodėl? Tai taip, jūs visiškai teisus. Reiškia, yra įsteigtos zonos, kurios riboja, reiškia, civilinės aviacijos skrydžius tam, kad palengvinti, reiškia, oro erdvės gynybos darbą. Kaip žinote, šiuo metu yra dislokuoti, reiškia, Lietuvos kariuomenės oro gynybos vienetai artimo nuotolio, reiškia, su aptikimo ir neutralizavimo galimybėmis, tam, kad atliepti į galimas grėsmes ir ar provokacijas, kurių gali nutikti tiek Zapad pratybų metu, tiek ir ne Zapad pratybų metu.